Žemė duota žmonėms, žmogau tu pasaulį, tu amžinybė, jėgos tavo beribės, galimybės tavo begalinės, tu kūrėjo įsikūnijimas. Kas galėjo pagalvoti, kad ateis tokie laikai, keisis tautos, keisis žmonės, keisis laikas ir draugai. Dar prieš keletą metų niekas ir nebūtų pagalvojęs, kad gyvenome gyvenimus visi sukurtose iliuzijų standartuose. Viskas, kas šiandieną Žemėje egzistuoja, tai yra iliuzija sukurta tam, kad valdyti mus visus. Niekas net nepagalvojo, kad atsiras žmonių, kurie sukūrė, kurie supratę neprasiskverbė pro iliuzijų vartus, kad parodyti žmonijai tiesą nuslėptą visiems. Žemė sukurta žmonijai, žemė duota mums visiems. Žemė mūsų duona kasdieninė, jeigu mes neatiduosime kitiems. Žemė buvo užgrobta prieš daugelį metų ir sukūrė mums visiems iliuziją patogią, čia kabutėse, medicina, mokykla, pensijos, o svarbiausiai sodra. Nes žmogau, tu būtinai turėsi sumokėti už paslaugą iliuzijos, jeigu tu nesumokėsi procentą, reiškia tu nepaklausai iliuzijos sistemai. Ir žmonės tapo tokie paklusnus, kad net nebesupranta, kiek ir kam mokėti reikia. Ir štai toks laikotarpis atėjo, kuris žmogau tau duoda pasirinkti. Gyventi nori tu iliuzijoje, kuriai tu iki šiolei priklausėjai, ar nori tu gyventi gyvenimą, kuriame tu pats savo kūrėju būsi. Čia nebus tau pensijų, nebus darbų, nebus ir mokesčių kvailų. Čia bus tavo šviesa vidinė ir sąmonė išvystyta plačiai, kad tu matytum kelią amžinos šviesos ir kurtum viską amžinai. Tu būsi jaunas amžinai, tu spinduliuosi amžinai. Tavo amžinybė bus kaip meilės eleksyras, kurią dalinsies tu plačiai. Tavo supratimas amžinas atvers kelius visus, kad tu suprastum sąsajas plačias, kurias parodys tau, kad žemėje žmogus vienas niekada nebus. Nes amžinybės rūmai tavyje, tai tavo siela paslėpta giliai. O kaip atversi rūmus, sielos tu plačiai. Tau atsistos ant kelių pinigai, atsinešti į žemę kaip amžini tikslai. Tu tapsi amžinų kūrėjų, kurį sukūrė Dievas amžinai. Per tavo sąmonę tiesiogiai su tavim kalbės draugai, kurie tau bus ištikimi, laimingi angelai. Tu būsi šeimininkas žemėje šioj. Dėkosi Dievui ir Dievo žmonėms už tai, kad tu pamatei šią šviesą amžinai šiandieną. Žodžius užrašė ir įgarsino Sigutė.